Sveiki. Visų pirma, dėkoju už galimybę pasidalinti savo kuklę patirtim, palyginus su kitais pristatinėjusiais, bet visgi turiu savo kampą, kurį norėčiau papasakoti. Šiandien daug kalbėjom apie tamsėją pusę, šviesėją pusę, aš pabandysiu papasakoti linksmąją pusę. Kas būna, kai užsiemi praktiką? Mano visa istorija prasidėjo nuo nepatogių klausimų ir vieno, nežinau kaip įvardinti, gero ar labai blogo draugo, kuris man tos klausimus vis uždavinėdavo. Ir aš muistydavau, negalėdavau atsakyti jam. Ir jis man sakydavo, o tai dariau, tai kam pas jūs rūpi saugumas? Ir aš sakydavau, aš tikiu, kad visiems, nuo buhalterio iki pirkimų vadybininko, jisai rūpi visiems. Visi suinteresuoti duomenys saugoti, visi suinteresuoti nieko nenutekinti. O vaikyti, kaip aš klydau. Aš nieko bendro su tuo negaliu susijęti, ką aš pirmose rezultatuose pamačiau. Ir saugumas iš tikrųjų rūpi tik tai žmogui selfio kameroj, tai yra man. Ir aš už tai tiesiogiai atsakingas. Ir tai nepriklauso nuo įmonės, statyba, gamyba, prekyba, nesvarbu kas. Visada jūs atsakingas ir tai rūpi tik tai jums. Ir kai aš jam sakiau tikiu, jis sakė, o tai tiki ar žinai? Aš sakiau, tikiu. O tai jeigu nežinai, kad darbuotojai sako tiesą, jeigu nežinai, kad jie spaudžia ant nuorodų, nežinai, kad jie kažkur kažkas suveda, ar tu juos tikrini? Ne. O įvykių įvykus, jeigu jie ką nors nutekins, jie bendradarbiaus su tavim? Ar jie kreipsis iš visi į IT departamentą? Ar vaikščios kaip, jeigu aš dabar ant scenos būčiau suplyšusiam kelniam, man būtų kažkaip nepatogu? Tai va taip darbuotojai jaučiasi iš tikrųjų, kai jie ką nors nutekina. Klausia, ar ugdot? Turbūt blogiausia, ką galima padaryti, yra padaryti kibernetinio saugumo mokymus, surinkti visus į salę ir pasakoti apie techninius dalykus. Šiandien keletą mačiau žmonių, kurie jau kovojo stipriai su miegu, tai darant tokius mokymus tikrai rasit miegančių salės gale. Jie niekam apart jūsų irgi nėra įdomus. Ir juos reikia kažkaip aktualizuoti, juos reikia ieškoti formų, papasakoti kažkaip kitaip. Bet geriausia forma visada būna, kai visi prie to prisiliečiam. Ir jeigu tie mokymai bus sausi ir nuobodus, arba žmogus sakys, susilaužiau abi dvi kojas ir negaliu ateiti, žinai, neturiu laiko, arba tikrai tapsit nuobodžiausio darbuotojo įmonėje rinkimų laimėtojų. Krepšinis kieme, kai žaidžiam, visi žaidėm. Aktualiausia lietuvių tema. Kada jisai tampa įdomus? Kada, kai mes ateinam, mėtom, kažką vaikštom po aikštelę, jis niekad neįdomus. Įdomiausias jis tampa, kai mes pradedam matuoti, kai mes siekiam rezultatą. Kai mes sakom 18, sekantis tritaškis laimi varžybas. Va tada jis pasidaro įdomus. Tai tas pats draugas manęs klausė, o tai kaip dažnai vykdot, kaip dažnai mokymus darot? Tai kartą per metus surenkam visus į salę ir pats klausaus ir netikiu, tai kam tokius iš vis daryti, niekam jie neįdomus. Sako, o ar matuojat, ar lyginat su buvusiais eksperimentais, ar pas jūs gerėja, blogėja, ir tie visi klausimai man nedavė ramybės. Ir aišku, tokiuose visokiuose konferencijose apsilankęs vis dažnai gaudavau daug teorinių žinių. O kur praktika? O kaip pabandyti, kaip realiai surasti kažkokį eksperimentą, kurį galėčiau pasibandyti ir pažiūrėti, kaip tai veikia. Ir tada su tokiom iš po kažkurios ESETO konferencijos, tarp kitko grįžtų į tuometinį įmonę, kur dirbau, ateinu pas vadovą ir sakau, darom, pabandom nusilaužti save, pažiūrėsim, kiek esam saugus. Sako, ne, žinok, dariau, nėra pinigų, nieko nepadarysi, 100 metams biudžetas, viskas jau, nebeduosim daugiau pinigų. Sakau, 10 eurų ir padarau. 10 eurų, sako, kitą kalbą darom. Ir iš tikrųjų, paprastom priemonėm jums nereikia daugiau negu 10 eurų, kad nulaužtumėt savo vartotojus. Ir iš to galėtumėt pasimokyti. Ko iš tikrųjų reikia? Feikinis domeinas, hostingas, max 5 eurai mėnesiui ir pasilikit centų SMS-ams. Pasikuriam WordPress'ą, ten susiformuojam keletą visiškai paprastų formų, kuo bukiau, to geriau. Svarbiausia, kad tos formas spaudžiant submit rašytų, kad duomenys neteisingi, pildykit dar kartą. Tas labai gerai veikia. Ir visa kita tai yra jūsų vaizduotė. Vat kaip jūs sugalvosit,
kurį kampą paimsit ir kaip mes pabandysim tą vartotoją užklupti netikėtai. Tai taip aš ir padariau. Nusipirkau feikinį domeiną, pageidautina besiskiriantį kokį nors vieną raidę ar su keistom raidėm, pasikūriau formas, čia change password forma. Ką bespausi, visada sakys neteisingai pildyk dar kartą. Būtinai dėkit Microsoft'o ženkliuką, kokį nors Office 365 ženkliuką, nes tai iškart padaro formą teisingą. Ir elektroninius valdžios vartus būtinai. Kas yra techniškai JPEG'as, tik vidury du laukai. Tai irgi nesvarbu, kad žmogus mato vien paveiksliuką, nesvarbu, kad bankų negalima pasirinkti, jie tiesiog paveiksliukas, jisai spaus, suves, atsiūs, viskas tvarkoj. Nu ir ką, jeigu apsimetam ataką iš išorės, reikia tų adresatų, o ką aš pulsiu? Nu, ašgi nevaidinsiu, kad aš žinau, ką aš puolu. Geriausias, koks įmanomas, pati geriausia duombazė, pats geriausias būdas, nueikite į LinkedIną. Visos įmonės labai mėgsta, visi korporatyviniai, visi labai džiaugiasi, visi vieni kitus sveikina, susirašo, kas kur dirba, susirašo visas pareigas, kada jas pakeitė. Fantastika. Įrašykite įmonės pavadinimą, paspauskite people, gausit 200 žmonių sąrašą ir tai yra jūsų pirminis targetas. Tada atsirenkat kokį nors random žmogų, kuris administracijai, susikūrėt jo profilį Facebook'e, įsidėkit jo nuotrauką, įsidėkit dėl linksmumo, kad gimęs 2000 sausio 1, nieks į tai dėmesio nekreips, 5 pakvies iš karto į draugus, pasikalbėsit su jais ir paprašykit atsiųsti. Kiekviena įmonė turi kokią nors kreivą kontaktų lentelę. Tai sakykit, labas, gal gali atsiųsti man kontaktų lentelę. Tokių eksperimentų sudaręs apie gal 25 skirtingos įmonėse, tik vienoj neatsiuntė. 24 įmonės Facebook'e tiesiai prikabino man kontaktų lentelę su vardais, pavardėm, telefonais, pareigom, kom nori. Mailai, viską turim. Turim duombazę, galim pradėti nuo seno gero phishingo. Nu, kai skaitai teoriją, visada reikia pradėti nuo Johno Microsoft'o. Susikuri mailą, taip ir parašiau. Pirmą kartą darydamas, kad laišką jums siunčia Johnas Microsoft'as, mailas microsoft@fakedomainas.ten kažkoks ir siunčiam. Socialinė inžinierija visa paremta kažkokio jūsų veiksmo iššaukimų, kažkokio elgesio, skubinimo, žodžiu, ieškom, kaip jūs priversti ant kažko paspausti. Johnas Microsoft'as atsiuntė laišką, kad jūsų rytoj paskyra užsiblokos, butas sudegs, viskas nueis velniop, ką darot, spaudžiat, tik prašo pasvardą pasikeisti. Ir viešpatė kokia magija įvyksta, kai tokį laišką žmogus, kur niekada nieko negirdės apie saugumą, ką jis pradeda daryti. Jis, kaip ir kitose formose, pradeda vesti savo darbinį slaptažodį. Nu, jeigu paskyra užsiblokuos, tai reikia su Gmailu pabandyti, jeigu su darbiniu neveikia. Pabandai su Gmailu, neveikia, tada su vaikų mokykliniu paštu galima pabandyti. Vis dar neveikia, su žmonos gali pabandyti. Tai vienoj formai turiu tokį vieną rekordininką, kur 7 skirtingas paskyras pridavė visos šeimos. VMI. Niekas nenori su tas organizacija turėti reikalų, tikrai niekas. Ir atsiunčia laišką irgi iš VMI tą fake domain, kad ponas jūs esat skoloj. Jūs skoloj ir dabar viskas irgi bus bauda, palūkanas ir valstybė atims vaikus ir visa kita. Tai žmogus, aišku, nenori būti skoloj, spaudžiant nuorodas, per elektroninius valdžios vartus prisiduoda savo mobilų parašą ir nieko neranda. Čia šito vietoj noriu papasakoti, kad kokią ataką bedarysit, visada toj didelėje imty atsiras, kaip aš vadinu, sutapimų. Bet šitas atvejis, kai nusiunti, ką nors žmonės sako, taigi aš turėjau gauti tokį laišką. Tai VMI atveju sakė, aš pardaviau mamos butą, čia nepridaviau deklaracijos, čia man gal turėjo bauda pareiti. Ir kokį eksperimentą padariau, tas sutapimas, kur žmogus kažko ar laukė, ar kažką turėjo padaryti, visada buvo. Už elektrą visi norim mokėti. Niekas nenorim, blogiausia, kad po interneto atjungimo gali būti, kai elektrą atjungs. Tai paimam tikrą Igničio laišką, pakeičiam tik tai nuorodas, lempinę sumą, lempinį kliento kodą, už tų nuorodų slepiasi mano formos, tos, kurios man reikia.
Siunčiam. Puikiausiai. Žmonės nenori prarasti elektros namie, jie spaudžia, jie moka, jie bando susimokėti, o ta forma, kaip matėt, buvo kur pasvordui pakeisti, tai tik Igničio logotipas ir irgi prisijungimo vardas, slaptažodis, veda iš eilės viską. Iš dangaus apvaizda nusileido, vyr buhalteris su jumis pasišėrino algų skaičiavimą, jūs pagaliau sužinosit, kiek tas nenaudėlis kaimynas uždirba ofise. Na negi nepaspausit, OneDrive nuoroda, viskas gerai, salary calculation, aš žinosiu, kiek direktorius jam moka. Faktas, spaudžiam. 365 paskirų vogimo atveju šitas buvo pats sėkmingiausias. Visi nori žinoti, kas kiek uždirba. Mano all-time favorite SMS-ai. Mums liko 5 eurai nuo domeno pirkimo. Panaudokim juos prasmingai. DPD Lietuva po 5.15 išsiunčiam į darbinius telefonus, nes Donbazėgi turim, mums jie atsiuntė. Išsiunčiam iš providerio visiems vienu metu, išsiunčiam, kad siunta pristatyta į Akropolį, prašom ateiti, atsiimti. Nuoroda tokia, kad atrodo, kad Katinas Valerijonų prilesęs prabėgo per klaviatūrą, niekam netrukdo. Už 15 minučių atsiunčiam, kad jeigu atsimsit per 2 valandas, dar ir iPhone'ą laimėsit. Nieko neužsakinėjau, gausiu siuntą ir gausiu iPhone'ą potencialiai. Ką aš darau? Aš jau 6:00 stoviu prie paštomato. Tikrai, nes čia mano laimės valanda. Nesvarbu, kad aš nieko neužsakinėjau. Nesvarbu, kad aš nieko neturiu gauti. Aš stoviu ten. Ir su manim stovi dar 200 mano kolegų. Tai yra įmonės team buildingas, čia yra lengviausias būdas visus surinkti vieną vietą. Ir tai kainuoja 3 centai už žinutę. Nepagailėkit, labai labai smagu. Mano dideliai nuostabai, kaip vartotojai apsigavo iš tikrųjų. Čia buvo šiek tiek nesąžininga, nepalikom vietos improvizacijai, nes kai parašai DPD Lietuva ir siunti, jis sugrupuoja prie tų pačių žinučių, prie tų pačių siuntų, kurias tu normaliai gauni, į tą patį čatą įkrenta, tik skiriasi nuoroda, kur žmonės nepažiūrėjo, ant ko spaudžia. 200 nuėjo, 100 dar paskambino, pasitirauti, kur mano siunta, aš jos negaliu atsiimti, nors jokių siuntų. Tai to pačiu padarom bottlenecką DPD ir to pačiu pasidarom team buildingą prie paštomato. Tai už šitą čiutį veidą negavau, bet nieko. Negavau, vis dar čia. Tai juoko buvo daug, malonaus ir manau, kad pakartosiu. Šitą įkveptas su Motulė Maxima reikia mažesniems sumom pažaisti, bet tais pačiais jausmais. Atnaujink savo duomenis, gausi 20 eurų į ačiū kortelę. Negi gaila. Nuoroda kažkokia šeidį, neaišku, kur irgi veda. Spėkit, vedam. Kodėlgi negi, Maxima prašo, negi gaila. Labai panašu su SMS kredit, čia irgi įdomių atvejų. Tai jūsų paraiška patvirtinta, gausit pinigus, viskas tvarkoj. Čia žmogu apima paniką. Niekas nenori bobutės paskolos prisimti. Visi prie televizorių girdėjo, kad tai būna, kad kibernetinis saugumas labai svarbu ir čia gali iš manęs pavogti. Pavogė. Taigi neužsakinėjau jokios paskolos. Toj perves man kažkur į neaiškę sąskaitą. Ką darau? Topinis atvejis, einu, aprieksiu vaikus, aprieksiu vyrą, tada paspausiu ant nuorodos, prisiregistruosiu ir tik tada kreipsiuosi į IT. Ir man va čia buvo tas wake up call. Kodėl aš 4 vietoj? Kodėl? Kodėl, kai būna ataka, aš sužinau 4 arba visai nesužinau? Kodėl? Vyras ir vaikai, žinoma, tos moters nesužavėti po šiai dienai, bet irgi. Dar pažaiskim jausmais, nieks nemėgsta baudų gauti. Jūsų transporto priemonė, padarytas nusižengimas, būsi netyriamas, pask čia daugiau informacijos. Spaudžiam. Dažniausiai, kai siunčiu, paliekam atpažinimui, kad būtų fair play, kad lietuviškų raidžių nededam. Kad atrodytų, kaip iš kalėjimo rašė. Bet nepadeda. Žmonės vis dar galvoja, kad kažkoks cat info siuntėjas, jis jūs be lietuviškų raidžių ir tai yra tikra. Ir spaudžia, ir pildo, ir ko reikia, ir ko nereikia. Svetbankas. Čia žanro klasika, turėjau šitą pabandyti.
Čia turbūt pirmas SMS phishingas, ką esu matęs Lietuvoje, tai tokį pat pabandžiau savo eksperimentuose. Ir lygiai taip pat veikia. Aš suprantu, iš ko tie kalėjimo kamščiai gyvena, nes tai puikiai veikia. Antras mėgstamiausias mano dalykas, kur galvojau, kad bus statistika nulinė. Tai irgi su kalėjimo kamščiai surišta. Phishingas. Tai yra tas pats, kas phishingas, tik tai balsu. Skambina Giedrius iš IT. Aš turiu sąrašą, kuriem galiu skambinti. Pasiėmu savo asmeninį telefoną ir žmonėms, su kuriais niekada nebendravau, skambinu. Labas. Labas, Saulė. Svarbu vardą pasakyti. Labas, Saulė, čia Giedrius iš IT. Ar galėčiau prisijungti prie tavo kompiuterio? Palauk, aš dabar Vokietijos greitkelį. Toj sustosiu. Sustoja, bet sako, aš neturiu nuotolinės programos. Tai atsisiųsk, sakau. Gerai, tuoj. Atsišinčiu nuotolinės prieigos programą, kokią pasakiau, paleidžia, administratoriaus teisų nereikia populiariausiam, tiesiog jau užtenka paleisti, padiktuoja ir mes įsivėliam į 15 minučių pokalbį. Kokie tie IT negeri, kiek aš noriu, turiu, o man visko nepadaro. Mes pašnekam, aš nusikopijuoju jos visą kompą per tą laiką ir išsiskirstam. Galvoju, gerai, vienetinis atvejis. Skambinu sekančiai, labas Marytė, čia Giedrius iš IT, lygiai taip pat veikia. Pirmo bandymo metu iš 5-4 man davė prisijungimus. Tai žiaurus skaičius. Mes čia galim šnekėti apie kažkokias apsaugas, kažkokius tai kosminius sprendimus. Jeigu mes šitaip elgsimės, tai spėju, nieks nebepadės. Kad būtų dar linksmiau, buvau išgirdęs apie fizinės atakas ir kaip tai daroma, irgi norėjau pabandyti. Fizinė ataka, tai čia nepuolam irgi muštis, bet atsiunčiam tikrų paštų feikinę sąskaitą. Kažkokio random savo mažąją bendryją įsirašę į gavėjus, susigalvojam kokias nors video montavimo paslaugas arba SSL sertifikatas už 500 eurų ir tegul gauna tai administratorių. Klausimas, ar pas visus įmonėse nueis šitą sąskaitą iki buhalterijos, atsidurs pas vizuojantį žmogų ant stalo ar ne? Ir pagalvokit, ar žinau, kad nenueis, ar tikiu, kad nenueis. Esu gavęs apmokėjimą už tokią sąskaitą. Esu. Ir dar vienas iš linksmesnių – uzbas. Irgi turbūt žanro klasika. Primėtyti ofise random vietose uzbų. Galima prie įėjimo, galima virtuvėlį, galima dar kažkur. Ir tada sėdim apkasuose ir žiūrim, kas bus. Flash'as saugoma skriptas, kurį paleidus, parašo, jūsų duomenys užkoduoti. Paspaudė, okei, 2 pranešimai iššoka, jūsų duomenys užkoduoti. Tuos 2 uždarai, 4 iššoka. Taip iki 32 ir finale, kai viską uždarinėjai, tavo wallpaperis pasikeičia, you've been hacked. Ką daro vartotojas tokiu atveju? Tai turėjom savo karjeroje vieną tokį atvejį, kur rado flashą, nuėjo įsikišo pas save, pažiūrėjo, irgi buvom padarę salary calculation, nepaleido, nunešė kitam, atidavė jam ir jis paleido. Ir kas irgi blogiausia, jis tylėjo, aš sutinku tą žmogų kitą dieną, nieko jam nesakau, jis man irgi nieko nesako. Labą dieną, dariau, kaip gyvenat? Ir galvoju, kur tas ryšys, kodėl aš nežinau. Tai kokias aš sistemas galiu turėti ir ką aš galiu saugoti, jeigu su manim darbuotojai nesišneka, jie jaučiasi kaip suplyšusiam kelniam. Tai va, rezultatai, tai kaip minėjau, jie nepriklauso visiškai, jūs prekyba, gamyba ar statyba, visiškai nesvarbu. Aš kiek skirtingų įmonių specialiai bandžiau padaryti, čia per 5 metus, ilgas laikotarpis, skirtingas išprusimo laipsnis, viskas skiriasi, bet rezultatai jie plaukioja apie tą patį procentą. Ir baisiausia, kad reikia žiūrėti į veidrodį irgi. Tas procentas, kurį turit, yra taip, kaip jūs dirbat. Čia jūsų pažymys, tiek jūs įvertina. Jeigu jis ten 20%, tai prastai dirbam. Ir jeigu į mus žiūri kaip į darbuotojus, su kuriais neįmanoma kalbėtis, su kuriais bijoma kalbėtis, su kuriais nėra jokio santykio, kad čia tie kibernetikai, kur kažką daro ir aš neisiu pas juos, nes man bus blogai, tai jie su jumis ir nekalbės. Ir jūs apie tai nieko nežinosit. Tai bandydama suprasti, kaip veikia mokymai ir kaip veikia tokie interaktyvesni mokymai,
Kai tu parodai, visą šitą, ką aš jums rodau, aš rodau ir vartotojams, tada jie nebemiega gale salės. Jie sako, aha, dabar įdomu. Jokių vardų pavardžių, neduok Dieve, nes susigadinsit santykius su to žmogum visam gyvenimu. Jūs mokyti reikia visus, nulaužti galima bet kurį. Bet mokant visus ir daug kartų, tas iteracijas kartuojant, tas procentas, ačiū Dievui, krenta. Pirmą kartą siunčiant phishingą įmonė, kurioje niekada niekas nieko nedarė, bus 20%. Jūs kas 5 paskyrą turėsit be problemų, visiškai be problemų. Antrą kartą darant jų liks 10, trečią kartą liks 5. Dėja, bet tie 5 greičiausiai liks. Jeigu bus mažiau negu 5, vadinasi prastą tą, ką padarėt. Tie 5 visada būna. Darbuotojai keičiasi, pamiršta, užsimiršta, paspaudė ant kažko, bet atsiranda santykis. Kai darbuotojas mato, kad jis rūpi, jis kalbasi. Atsirado tokių, kurie sako, viskas, susivedžiau, prisidaviau, IT padėkit pasikeisti pasvardą. Ačiū Dievui, atsirado santykis, jie kalbasi, aš galiu jam padėti. Tas pats su SMS-ais. Su SMS-ais šiek tiek mažiau. Pirmą kartą paspaudžia apie 6%, o po to viskas kartuojant tos pačius periodiškai apie 5% irgi laikosi. Bet jų vis dar yra. Ir manau, kad bus, kol žmonės bijos už elektrą susimokėt, kol bijos VMI, nežiūrės į nuorodas, nors žino, atmintinai žino tas visas tiesas, kokios tos nuorodos turės būti ir taip toliau. Emocijos pagauti spaudžia. Vishingas. Ilguoju laikotarpiu apie 40%, ta prasme, kai didesnį imtį paėmė. Mano pats pirmas buvo 80%, bet kai daugiau įmonių paėmė, tai apie 40% duoda prisijungimus. Čia yra baisu, nežinau ką daryti, nepatarsiu, gyvenkit su šitą statistiką. Kuo toliau tai darot, jau tikisi. Kartais jau ragelį pakelia ir ne vien kai Nataša skambina iš Svetbanko ir sako, reikia patvirtinti pavedimas, tai jau bijo. Tai jau bijo, kai kas nors skambina ir iš normalaus numerio ir ateina pasikonsultuoti. Ir trečias tik jau tą pakartojus lieka apie 7%, kas vis dar blogai. Faktas, kad blogai, bet geriau negu 40%. Ir kaip gyventi su tą statistiką? Čia šiandien daug kalbėjom apie sistemas. Ir nekart irgi kolegos minėjo, kad didžiausia priežastis vartotojas. 95% visų tų nulaužimų yra per vartotoją. Bet pažiūrėkime tai iš tos pusės, kad mes galim ir daugiausiai pasitemti šitoj srity. Jeigu 95% mes nulaužim per tokius juokingus atvejus, tai čia daugiausiai vilties yra. Čia tik reikia eiti ir kurti santykį. Kurkit santykį su vartotoju, kalbėkite su juo, būkit tas profesionalas, į kurį nebijos kreiptis. Būkit tas pirmas skambutis galvoj, kuris suskamba. Jau dabar, kai pas mus įmonė, aš nusinčiu kokį nors kreivą SMS, Darius, iš karto. Būkit tas, apie kurį pirmą pagalvos gavę SMS, o ne apie Matulę Maksimą, kad jie 20 eurų nori duoti. Matuoti, tai kad nebūtų tikiu ar žinau, nes aš vis dar galvau, kad aš tikiu, man reikia žinau. IT negali būti paremtas tikėjimu, jis turi būti paremtas žinojimu ir niekaip kitaip. Ir žinokit, kokį rezultatą siekit. Aš užsibrėžiau neįmanoma, noriu 0. Esu vieną eksperimentą turėjęs, kur buvo 0, pats save pasigloščiau, bet suprantu, kad jis tiesiog buvo blogas, jeigu jis buvo 0. Jis pasauliniu mastu irgi apie 5% visur būna. Ir nežinau, nereiškia, kad su to kovoti nereikia, bet kažkiek tuo atveju vis tiek bus. Ir ugdykit periodiškai, ne kartą per metus, darykit tai dažnai, darykit inovatyviai, darykit pasiremdami kažkokiais savo vidiniais duomenim. Ar įdomiau tokį parodyti vartotojui, ar įdomiau papasakoti techniškai apie kažkokį kibernetinio saugumo bėdas. Tai linkiu visiems surastų įdomesnių mokymų formų. Tiesiog raskit per ryšį ir per ugdymą tą gerėjantį rezultatą, jį tikrai įmanoma pasiekti. Ačiū visiems. Jeigu bus noras, labai prašau su manim susisiekti LinkedIn ir pasidalinti savo patirtim, būtų labai įdomu ir iš jūsų kažką išmokti, išgirsti panašių istorijų. Ir dar sik dėkoju už galimybę jums visą tai pristatyti. Ačiū. Ačiū, ponia Dariau, labai įdomus pranešimas, tik dėl to noro susisiekti, kažkokie vyrai su juodais akiniais ir juoda Škoda laukia jūsų prie išėjimo. Tai neįsivaizduoju, ko čia baigsis. Gerai, o keliaukime prie klausimų. Kaip apsisaugoti nuo viso to? Esminis klausimas. Ugdyti, pasiremiant savo rezultatais. Sakau, kai jie mato tos, kur patys sudalyvavo, kur nudegė pirštai, tada jie žino, kad keptuvė karšta. Tai aš tik matau tik per ugdymą ir per santykių kūrimą. Pasikvieskit,
Norit 40? Apie ugdymą. Tarp kitko, mega frazė, kurią girdėjau iš vieno iš vadovų neseniai. Sako, nu tai mes ugdom, tie darbuotojai paima ir išeina. Gerai, sako, o jūs, sako, įsivaizduot, kas bus, jeigu mes jų neugdysim ir jie pasiliks? Gali ugdyti kiek nori, bet vyriškam kolektyvui prasiūsk SMS išpažintis XXX, kad jūsų profilį kažkas pažiūrėjo, sužino kas. Ačiū už idėją. Nenustok žaisti, kaip sako reklamai. Ačiū jums labai, ponas Darius. Nuostabu.